esu komandai skiepų patarėjas ir norėčiau pristatyti savo komandą ir mentorių. Tai visų pirma, norėčiau padėkoti dar Kempui ir konkrečiai Ramūnui Keliuočiui, nes tai yra jo idėja ir jisai mus pritraukė šitam projektui. Mano komandos nariai yra Vytautas Antanavičius ir Tomas Javaišis, jie yra programuotojai. Ir jų šiandien nėra, todėl aš juos atstovauju visus. Taigi, kodėl reikia mūsų projekto programos? Viskas šiuo metu pas mus yra visi apsipirkinėjimai, bankas yra mobiliajam telefone arba kompiuteryje. Kodėl nepadaryti sveikatos apsaugos arba sveikatos paslaugų toje pačioje platformoje, kad viską turėtume vienoje vietoje? Tai yra sąrašas priežasčių, kodėl reikėtų skiepytis. Ir tai yra viena iš mūsų kaip ir iškeliamų problemų, kad žmonės nežino, kodėl reikia skiepytis. Ir antra mūsų keliama problema arba tikslas yra pritraukti žmonės naudotis būtent mūsų paslaugomis, mūsų aplikacija ir svetainė. Priežasčių gali būti daug, bet jeigu žmonės nenorės skiepytis, tai mes neturėsim vartotojų. Tai šiuo metu mes esame padarę kol kas tik tais demo versiją internetinės svetainės, kurioje bus naujienų puslapis ir informacija apie skiepus, kokie yra sezoniniai skiepai. Tada turime vietų sąrašą, kuriuose irgi visos vietos, kuriuose Lietuvoje galima pasiskiepyti pagal miestą sukategorizuotos, į kategorijas suskirstytos. Tada yra kategorijos skiepų, pagal kuriuos galima išsirinkti, kokių būtent reikia tam tikram vartotojui, pavyzdžiui, vaikų skiepai arba kelionių skiepai. Visi tie skiepai yra suskirstyti į dar mažesnės kategorijas. Pavyzdžiui, vaikų skiepai turi savo datą, kada reikia pasiskiepyti būtent vaikų kas kiek mėnesių ir panašiai. Kelionių skiepai yra suskirstyti į šalis, kuriuose privaloma, patartina arba būtina pasiskiepyti. Augintinių skiepai turi savo mažą sąrašą, bet taip pat juos galima pridėti prie šiuo metu jau veikiančios vartotojo svetainių prisijungimo. Galima pasidaryti savo profilį, pridėti kiek nori šeimos narių arba augintinių. Ir visa tai jau veikia. Ir kodėl to reikia? Mano mama yra kaip ir išsilavinusi moteris, tačiau jinai nuoširdžiai tiki, kad mano 4 metų sūnėnas nešneka būtent dėl to, kad jisai buvo vaikystėje skiepytas. Ir žmonės turi tokią bendruomenę netgi, kurie tiki, kad daktarai gina vakcinas ir kaltina ligas, o ta žmonių grupė, kuri turi kaip ir sąmokslo teoriją, tiki, kad ne ligos yra problema, o būtent vakcinos. Ir kodėl mūsų produktą turėtų naudoti? Už tai, kad kol kas Lietuvoje nėra tokio, kur galėtum užsiregistruoti internetu arba pasižiūrėti, susidėti viską į savo Google kalendorių. Ir jo labiau augintiniam tokių priminimų nėra apie skiepus. O mūsų konkurentai būtent yra ne tos kitos platformos, o tie žmonės, kurie nežino, kodėl reikia skiepytis ir kam tai naudinga. Tai va. Trumpai. Gerai, ačiū. Klausimai.